Kaip į Kupiškio miestą persikėlusiam gyventi Tukui Nykštukui sekėsi toliau, kai jis įsidarbino krovikų Kupiškyje esančioje centrinėje Maksimoje. Kaip jau iš ankstesnės istorijos tai ir žinote, ilgainiui pačiam Tukui kone juodai, nepakenčiamai įgriso tai, kad visai čia pat arti, toje pat miesto parduotuvėje ir valytoje dirba jo buvusi draugė, miestietė Davatka Vida Pribeldaitė. Tiesiog nepakeliamai Vida įgriso Tukui dėl tų savo priekaištaujančių religinių kalbų, dėl nuolatos keliamų kaltinimų už praeityje padarytus poelgius, taip kaip galiausiai Tukui pasidarė net bloga viduje tą bendradarbę Davatką arti vis matant. Galiausiai tie jų bendro darbo santykiai tapo iki tiek apsunkinti, kad pačiam Tukui tas jo ėjimas į savo darbą parduotuvėje tapo netgi kuo griniausia kančia. Bet atėjus pavasario pabaigai, Tukas vieną dieną daugiau nebeištvėrė ir, nutaręs viskam pasakyti tvirtą gana, metė savo darbą Maksimoje ir išėjo kito darbo savo ieškoti. Ir tik vien dėl to, kad jis niekaip nebegali pakęsti Vidos buvimo šalia. Tuką dėl darbo metimo paskatino būtent jo žmona Dalia, kai vieną dieną iš savo darbovietės Tukas susinervinęs paskambino mobiliuoju savo žmonai pasiguosti. O toji tada atvirai ir pareiškė, kad jau geriau jam tuoj pat mesti savo darbą ir išeiti, jeigu jau darbe kolegė Vida ėmėsi prieš jį kiršinti kitus žmonės. Taip ir baigėsi Tuko darbas Maksimoje. 2013 m. gegužę miestiečių Tuko ir Dalios mobilaus telefono pokalbis parduotuvės kieme. Tukas, prisiglaudęs prie taros patalpos durų, susinervinęs mojuoja ranka, Dalia, brangioji žmona, klausyk, aš jau nebepanešu visko. Man tiesiog juoda akyse darosi. Ta Vida man jau įgriso iki gyvo kaulo, nebegaliu daugiau čia pasilikti. Dalia, Tukai, nusiramink, vėl ji tau ramybės neduoda. Kas dabar nutiko? Tukas, sumažinęs balsą, bet virpantis iš įniršio Dalia, čia jau nebe tik tie jos amžini religiniai pamokymai ar priekaištai man į akis už praeitį. Ji pradėjo mane atvirai šmeižti. Šiandien pat savo ausimis girdėjau, kaip jį prekybos salėje, prie pat kasų, susirinkusi kasininkės pila ant manęs purvą. Šnipždasi, rodo pirštais, apkalba mūsų bendrą tolimą praeitį, viską iškraipo ir bjauriausiai purvina. Jis sąmoningai nuteikinėja visą kolektyvą prieš mane. Na, kad aš neva kadaise per mūsų buvusią draugystę ją vos neprievartą laikiau savo glėbyje ir verčiau su manimi bučiuotis, bei norėjau su ir lovoje intimių poros reikalų. To, kas normalioms poroms gyvenime yra visai normalūs dalykai ir normalūs paišdykavimai dviese lovoje. Dalia, pasipiktinusi, ką tu sakai? Vaje tau. Tai ji jau ne šiaip sau Davatka, ji tiesiogiai tave kiršina su kitais žmonėmis ir gadina tavo reputaciją darbe. Tu kas? Taip. Būtent. Ir dėl to jau ilgiau niekaip nebegaliu viso to tverti, jau čia visko labai per daug. Man jau net į vidinį kiemą krovinių vežti nesinori iš tos gėdos ir įtampos. Bloga viduje vien pamačius ją su ta valytojo šluota šmėžuojant salėje. Man šitas ėjimas į Maksimą tapo griniausia, nebepakeliama kankynė. Viskas mano kantrybė baigėsi, noriu rėkti gana, Dalia, žinai ką, Tukai? Tai tuomet nebedelsk nė minutės ilgiau ir mesk viską tuojau pat velniop. Ką, argi gal kitų darbų pasaulyje jau daugiau nebėra, kad lieka tik vis prie tos aplinkinių kiršintojos arti vis būti. Jeigu ji peržengė visas ribas ir pradėjo prieš tave kiršinti žmonės, tau ten nėra ko sekundės laukti. Tau ten ta darbovietė jau yra palikusi visiškai toksiška ir svetima. Net ir tavo sveikatai kenksminga visiškai. Meti tą darbą tuoj pat. Tegul ji, Vida sau viena lieka su savo pykčiu. Tavo ramybė ir sveikata brangesnė. Eik ir rašyk pareiškimą parduotuvės direktoriai, o kito darbo Kupiškyje susirasim vėliau. Tukas, giliai įkvepia, veidas šiek tiek nušvinta, ačiū tau, Dalia. Tavo artimas palaikymas, šilumas ir supratingumas šiuo atveju man yra pats geriausias vaistas pasaulyje. Ir tavo šis patarimas yra tikrai vertas aukso medalio, ne kitaip. O aš taip ir padarysiu. Gana šitos gėdos ir kankynės.